Ok, pasikuriam. Gal galim muziką pakeisti? Jo, tokia labiau. Šiandien mes esame Teltonikos gimtadienio žygyje. 27 metai, prisijunkime prie dalyvių ir sužinokime daugiau apie augimą. Bet pala, iki žygio susipažįstam. Jeigu ką, man vardas Marius. Kaip jums sakė, labas Mariau, kokie mes žygos. Tai gerai, ačiū jums ir ką, smagaus žygio. Ir aišku, padarom apšilimą. Išsirinkę trasas ir pasiėmę lauknešėlius, žygiuojam. Gazas, dugnas. Keliaujam, pasigausim žygio dalyvius ir paklausim, kas yra augimas jiems. Mokymasis kiekvieną dieną. Sprendimas problemų, mokymasis kolektyvas, kuris padeda pasiekti tikslus. Komentariuką apie augimą. Svarbiausia, kad būtų kokybiškas augimas. Tai aš čia stabdau žmonės. Ką, kita. Ar sustos kas nors? Nieks nestoja. Augimas, kas jų? Žinios, mokslas. Ir kiek zujom po miškus, pirmyn ir atgal, žemyn ir aukštyn, kiek kalbinom dalyvius, visi sutiko, kad su Teltonika augti lengva. Laikas grįžti. Ar patiko? Viskas patiko. Ar jautėt augimą? Augimą, jo, ypač kai lipom į kalną. Ir viskas, kas te liko, tai kūnus pamaitint, raumenukus pratempt, sielas nudžiugint ir fainus ženkliukus susirinkti. Man irgi patiko. Šiaip ženkliukas man gražiausia dovana iš šito žygio. Taip žingsneliais po truputį link tobulėjimo ir augimo. Ačiū.